Labas vakaras. Tai ar mane gerai girdite? Sudėkit pliusiukus, jeigu garsas yra geras. Girdit. Nu, labai šaunu tuomet. Tai tikiuosi visi girdit. Šaunu, tuomet aš išjungiu chatą, iškart nieko nelaukus ir galėsim pradėti, kad netempti laiko. Bandysiu kuo greičiau. Kas manęs nežino, dar aš esu Aistė. Ir šiandien mes kalbėsim, tiksliau bandysiu trumpai pristatyti kompaniją, kur galima netgi pavadinti gigantišką korporaciją, multimilijoninę kompaniją, tikriausiai patys iš įrašų supratot, apie ką turėsim kalbą. Ir tiesiog ši kompanija tiek į Lietuvos, tiek ir į pasaulio rinką neš naujausias technologijas. Ir mes galime būti pirmieji partneriai Lietuvoje, pradėję bendradarbiauti su šia kompanija ir įnešti unikalius kompanijos produktus, kurie į aukštesnį lygį apskritai pakels visas technologijas. Ir pasakiau Lietuvoje, bet iš tikrųjų kompanija jau dirba su daugiau negu 100 šalių. Tai jeigu esat prisijungę ne iš Lietuvos, tai tikrai drąsiai irgi galėsite dirbti. Ir ką aš turiu omeny, kad įnešti tokias technologijas, tai tokį trumpą pavyzdį. Sakiau, kad mūsų produktai yra unikalūs, skirtinai vienas produktas, kurį netrukus pristatysiu. Ir įsivaizduokit, kad kokių 2-5 metų bėgyje mūsų tą produktą turės beveik kiekvienas. Sakau dėl to beveik, nes ne visi gali gal turėti. Bet kas išgalės, tai turės kiekvienas namuose, tai mes turim tokią perspektyvą. Ir taip pat pristatysiu kompanijos pasaulinį projektą Power Clouds, kuris yra be galo įdomus ir leidžiantis kiekvienam iš mūsų, paprastam žmogui, prisidėti prie pasaulinio projekto ir susikurti savo pasyvias pajamas. Tai tiek bandysiu šiandien jums pristatyti. Apskritai šis mano pasiūlymas ir pristatymas tikrai bus įdomus tiem, kas šiuo metu ieško darbo, ar kas turi, bet nėra patenkinti. Arba kam nepatinka, kaip mes vadiname, būti 40-40-40 klubo nariu. Tai į tokį klubą mes sakom, įeina tokie žmonės, kurie dirba 40 valandų į savaitę ir taip 40 metų. Ir išėję į pensiją gauna 40% savo uždarbio. Dabar mes žinome, kad apskritai su pensija neaišku, kaip bus, tai dar blogiau. Tai patikėkit manim, tikrai netapsit finansiškai nepriklausomi, dirbdami kitiem ir pildydami kitų svajones. Šiandien turim galimybę pradėti judėti kitą kryptimį. Nes jums pateiksiu ne tik pasiūlymą, ne tik galimybę užsidirbti, bet ir savo bei savo komandos pagalbą. Padėti pirmuosius žingsnius. Ir šiandien čia suprasit, kad tikrai nėra būtina važiuoti į užsienį, dirbti į fabrikus ar lieti devintą prakaitą, kad dirbtum gerus pinigus. Paprasčiausiai reikia dirbti protingai, pagal strateginį planą sukurtą. Tai visą tai šiandien susipažinsim ir aptarsim. O kalbant apie kompaniją, tai yra World Global Network. Ji yra registruota 2011 metais Amerikoje. Kompanija yra atviroji akcinė bendrovė. Tai reiškia, jog ji savo akcijomis gali prekiauti įvairiose akcijų biržose. Ir World Global Network yra labai aktyviai besivystanti tiesioginių pardavimų kompanija. Ji visą savo darbą atlieka per savo partnerius. Taip nemėtydama pinigų parduotuvėm, reklamom ar darbuotojam, kurie dirba už fiksuotą atlyginimą. Tai ji ieško partnerių, kurie yra atkaklus, sumanus, ryžtingi, jiems suteikia kuo puikiausias sąlygas, apmoko, duoda darbo įrankius, savo produktus ir su jais dalinasi savo pelnu. Atlyginimui čia lubų nebus. Ir jūs patys nusprendžiat, kiek norite užsidirbti ir kiek pastangų dėsite. Čia jūs kartu su šia kompanija galėsit tiesiog kurti savo verslą. Aš čia kalbu apie produktus, pardavimus, bet noriu pasakyti, kad būtent pardavinėti čia jums tikrai nieko nereikės. Kompanija pateiks planą, kokiu būdu mes į rinką įnešim jos unikalius, kaip sakiau, produktus. Taip pat jūs, kaip sakau, apmokysim, netgi galėsite įsirinkti vieną ar kelias sritis, taikyti testus ir gauti sertifikatus, kaip tos srities specialistas. Tai visi mokymai jums bus tikrai pateikti. Ir per šiuos metus kompanija jau yra įstačiusi savo ofisus, štai kaip matote šiuose šalyse. Kiekvienas ofisas turi savo paskirtį. Pavyzdžiui, Singapūras yra atsakingas už finansus,
Miami balandžio mėnesį bus atidarytas jau antrasis ofisas, kuris bus atsakingas už įėjimą į Amerikos rinką, kur mes tik tai dabar į ją įeinam. Londone yra centrinis ofisas, Kinija atsakinga už gamybą. Na, žodžiu, kiekvienas ofisas turi savo paskirtį. Ir jau yra ruošiamasi taip pat atidaryti ofisą Dubajuje, o kas tokiais dalykais domisi, žino, jog Dubajus yra musulmoniška valstybė ir savo rinkai leidžia tikrai ne visas kompanijas. Mes gavome beje labai prestižinę vietą ofisui atsidaryti ir mus įsileido netgi pasakė, kad tokia kompanija privalo būti Dubajuje. Tai irgi labai svarbu. Taip pat netrukus mes įeisim ir į Indijos rinką ir norėčiau keletą pasakyti faktų apie kompaniją, nes žinau, kad tikrai jie yra svarbus. Aš pati naudojuosi ir jums pateikiu tik oficialią informaciją ir kompanija jau turi užsitarnavusi labai gerą reputaciją visame pasaulyje. Tai pasaulinio lygio žurnalai, kaip jūs matote, tokie kaip World Finance, yra mus įtraukę į top 100 ir parašė apie mus straipsnį, jog mūsų kompanija World Global Network yra numeris 1 inovatyviausias žaidėjas rinkoje šiuo metu. Tai va. Žurnalas Forbes apie mus buvo parašęs taip pat labai puikų straipsnį. Jis išgyrė mūsų įspūdingą saulės baterijų parkus, apie kuriuos mes irgi netrukus kalbėsim. Toliau Business from Home yra jau parašęs ne vieną. Jūs patys galite tikrai internete pasiieškoti ir Wall Street žurnalas teigia, jog technologinėje rinkoje atsirado naujas žaidėjas, kuris meta iššūkį Google, Apple ir Sony kompanijoms. Tai jūs patys matot, kokie garsų žurnalai mus kaip konkurentus jau dabar stato netgi Google kompanijai. Tai man labai tikiuosi, kad suprantat, ką tai reiškia. Taip pat toliau, labai trumpai noriu paminėti, kad kompanija užsiema ir trečių šalių infrastruktūros gerinimu. Tai yra valstybės, kur yra žemas pragyvenimo lygis, tai kompanija turi tenai paramos fondus, stato mokyklas. Ir žinoma, mums visiems taip pat yra svarbu kompanijos patikimumas, nes yra apgautų žmonių, nusivylusių, ne ten pataikysiu, todėl visada aš sakau, kad yra labai svarbu prieš įsitraukiant į veiklą kompaniją patikrinti. Patikrinti tiesiog partnerį, su kuriuo planuojate dirbti daug metų. Nes mes čia statysim savo verslą, jį netgi paliksim savo vaikam, todėl tikrai bus ilgas laiko tarpas. Tai svarbu viską apsižiūrėti prieš pradedant. Tai dabar pateiksiu keletą patikimumo įrodymų. Žinoma, jūs juos galite patikrinti oficialiuose puslapiuose, nes tarptautinės organizacijos mums parodo, kurios kompanijos siekia aukščiausio etikos standartų. Galime ten viską pasižiūrėti. World Global Network yra tapusi tiesioginių pardavimų asociacijos narė. Taip pat 2012 metais tapo Singapūro verslo federacijos narė. O norint tapti šios federacijos nariu, reikia įrodyti, kad kapitalas, kurio startavo, yra legalus, oficialus. Yra kompanijos ištikrinta ir visa buhalterija ir viskas patikrinta yra legalu ir švaru. Dabar dar kelias minutės noriu skirti kompanijos prezidentui. Tai yra generalinis direktorius, italas, Fabio Galdi. Vėlgi, internete galite apie šį garsų žmogų pasižiūrėti, nes kiti netgi jį vadina wunderkindu. Tai yra žmogus, kuris yra informacinių technologijų mokslo ekspertas. Nes įsivaizduokit, jau būdamas 22 metų, tapo 5. Europoje ir 2. Italijoje internetinių paslaugų tiekėjų. O būdamas 25, jis Singapūrė įkūrė Mekotech International ID kompaniją. Toliau, kaip mato, 2002-aisiais jis vienas iš pirmųjų rinkai pasiūlo multimedia player su liečiamuoju ekranu. Na dabar tikriausiai kiekvienas turite telefoną su liečiamu ekranu ir žinot, ką tai reiškia. 2005-ais jisai sukūrė vieną iš pirmųjų platformų stacionariems kompiuteriams ir mobiliems tinklams ir pasiūlo vieną iš pirmųjų priedėlių Italijoje ir Rusijai. O štai 2011 metais įkūrė tiesioginių pardavimų kompaniją World Global Network. Tai yra vienintelė kompanija pasaulyje, kuri tiesioginių pardavimų būdu parduoda aukščiausias technologijas. Ir jūs šiandien turit galimybę tapti šios kompanijos partneris. Vėlgi, nežinau, ar tai yra suvokiama, kokia tai galimybė, koks pasiūlymas dirbti tiesiog su tokiu žmogum, su tokiais produktais, tokia kompanija. Tikrai tai yra nuostabi proga ir aš labai džiaugiuosi,
tiesiog didžiuojasi, jog galiu jums pateikti šį pasiūlymą, kuris net nebejoju, jog pakeis jūsų gyvenimą, kuris išvaduos jūs nuo niūraus darbo, jeigu tik to patys norėsit. Tai kompanijos vizija yra suteikti galimybę paprastiems žmonėms, tokiem kaip mes, dalyvauti dideliuose pasauliniuose projektuose. Ir kaip matote, šūkis išvertus į lietuvių kalbą, tai įkvėpk pokyčiams. Na, manau, jo nereikia komentuoti, jis viską pats pasako, tikrai pradėję dirbti su šia kompanija, turite įkvėpti oro ir pasiryžti pokyčiams. Nes tokios galimybės pakeičia tikrai žmonių gyvenimus. Ir ką konkrečiai daro kompanija? Kompanija kuria ir į apyvartą paleidinėja naujausias technologijas. Į pasaulį paleidžia naujausias idėjas, prie kurių mes, eiliniai žmonės, galim prisidėti. Tai patikėkit, šios idėjos jau dabar daro revoliuciją pasaulyje ir netrukus suprasit, kodėl aš čia taip giriu ir viską taip sakau. Tai kompanija turi dvi kryptis. Tai būtų technologinės sritis, tai yra mūsų gaminami telefonai, space kompiuteriai ir kiti rinkiniai, kurie netrukus drebins rinką ir Lietuvoje. Ir antras sritis yra energetika. Ir mūsų įspūdingas tas projektas Power Cloud. Tai pirmiausia, noriu Jums pristatyti technologijos sritį. Į šią sritį įeina visos naujausios technologijos, kurias kuria ir visiškai paruoštas naudojimu, kaip sakiau, paleidžia į rinką. O kaip sakiau, mes tas technologijas pagal paruoštą strateginį planą įnešim tiek į Lietuvą, tiek ir į kitas šalis. Nes kompanija, kaip minėjau, dirba jau su daugiau nei 100 šalių. Ir kalbant apie rinką, tai yra dar visiškai tuščia. Mes tiesiog tikrai gavom progą pirmieji pradėti šį darbą. Todėl taip intensyviai dirbam ir žmogus, kuris jūs čia pakvietė, tikrai suteikė jums didelę progą. Vadinasi, jis jūs prisiminė, įvertino, pagalvojo, kad esate vertas šios idėjos, nes čia yra rimtas ir atsakingas darbas. Reikia, kaip sakiau, būti atkakliam, turėti sumanumo, mokėti skirstyti savo laiką, nes čia nebus toks darbas, kad nueiti, dirbti 10 valandų, gauna ten fiksuotą atlyginimą. Čia tiesiog kursit savo verslą ir turi tam iš anksto tiesiog nusiteikti. Ir kalbant apie rinką dar, tai pavyzdžiui, Lietuvoje kol kas tai tik tai apie 800 yra dirbančių žmonių. Patikėkit, pažiūrėkit, kokią mes turim perspektyvą. Kitos šalis tai taip pat yra tuščios, labiausiai žimta, kiek žinau, yra Rusija. Tai va, mes darbo turim labai labai daug. Aš, pavyzdžiui, dirbu nuo ryto iki vakaro, tikrai intensyviai, nes nenoriu praleisti tiesiog nei vienos dienos. Žinau, kad ką padarysiu dabar, turėsiu ateityje rezultatą gerą. Tai va, tai dabar trumpai tada norėčiau tokius kelius produktus jums pristatyti, kad suprastumėt, apie ką aš kalbu, kad suprastumėt, kad tai tikrai yra unikalūs produktai, kurie pakeis esamus. Dar kartą paminėsiu, jog tai yra vienintelė kompanija pasaulyje, kuris tokiu strateginiu planu įveda technologijas. Mes tiesiog neturėsim konkurentų. Būsim didelė komanda, kuri kursi savo vartotojų tinklą. Tai pradėsiu nuo pačio įdomiausio ir jums tikrai dar nematyto produkto. Trumpai pabandysiu jums jį apibūdinti, nors žinokit, tai žodžiais nepapasakoma. Todėl apibendrinant uždėsiu kelių minučių įrašą, kuris jau pats kalbės už save. Tai yra space kompiuteris, kaip matot, kuris bus visiška naujovė pasaulyje. Tai yra toks kišeninis kompiuteris su Lumina Glasses akiniais. Juos užsidėję, jūs matysit prieš save 3D vaizdą metro atstumu ir galėsit įvaldyti rankom, balsu ar klaviatūrą. Jį bus galima taip pat prijungti prie savo telefono, tiesiog viską matysit, kas yra telefone. Ir šį kompiuterį sukūrė laboratorijoje, kurie yra kūriamos moderniausios technologijos. Aš to netrukus jums parašysiu pavadinimą ir jūs patys tiesiog galėsite internete įeiti ir pasižiūrėti, kas tai per laboratoriją ir kokius produktus jį kūrė, kad irgi suprastumėt. Ir čia yra pats pirmasis modelis, tai pagalvokit, kokios bus tolimesnės versijos. Tai dabar tada aš uždedu filmuką, kad vizualiai pamatytumėt, apie ką kalbu, nes nuotrauka tai taip pat irgi nieko čia nepasako. Pasižiūrim ir pratęsim.
Tai štai toks bus mūsų naujos kartos kompiuteris. Ir šį kompiuterį partneriai jau gaus kovo mėnesį. Ir geriausias dalykas, kaip sakiau, yra tai, jog mes neturėsim konkurentų. Neįsigysit nuėję tokio kompiuterio nei į Topo centrą ar į kokią kitą parduotuvę. Jį bus įsigyti galima tik per kompanijos partnerius, tai yra tik per mus. O mes turėsim galimybę štai nešti tokias naujoves. Tikrai, manau, tai daug ką reiškia. Dabar prasideda technologijų tiesiog era ir mes būsim vieni pirmųjų, kurie pristatys tai. Ir dabar tada noriu taip pat pakalbėti apie mūsų telefoną, kuris išėjo praeitą savaitę, tai yra jau 5. modelis, World Phone 4, kuris žavi savo gražių žinomą itališkų dizainų, nes dizainas yra kūrimas Italijai, taip pat savo plonumu yra 6,5 mm storio ir 8 branduolių ir žinoma jis žavi savo kainą, nes tokių pat parametrų telefoną salone ar parduotuvėje jūs įsigysit už 2 didesnę kainą. Čia bus galima įsigyti telefoną, galim sakyti, iš pirmų rankų. Ir jis atsirado praeitą savaitę, jau jį paleido tiksliau prekybą, tai jau Lietuvoje mūsų kolegos yra jau jį persisiuntę ir tikrai džiaugiasi, didžiuojasi juo. Tai va. Ir dabar tuo pačiu labai dar noriu pakalbėti apie vieną programėlę, Atcoin, ją išskirti, todėl kad pačioje pradžioje būtent ji mane ir labiausiai sužavėjo. Tai yra tokia programėlė, kuri, aš žinokit, vėlgi net nebejoju, jog padarys revoliuciją reklamos pasaulyje. Nes, įsivaizduokit patys, reklamą mes matome visur, ar ne? Televizijoje, kompiuteriai, parduotuvėse, radijoje girdim, žodžiu, visur mes ją matom, bet jos tikrai dar neteko matyti telefone. O tuo labiau, kad mums už ją mokėtų. Tai kaip bus čia? Čia tapę kompanijos partneriais, jūs galėsit persisiųsti į savo telefoną programėlę, kuri jums už kiekvieną gautą žinutę ar skambutį neš pinigus. Ir jūs taip galėsit į mėnesį užsidirbti nuo 18 iki $80. Vien tik su ta programėlė. Aišku, kiek mes čia uždirbsim, tai čia bus tik tai kaip arbatpinigiai, bet vis tiek. Tai jums nešti pinigus. Ir kaip tai viskas vyksta, ar ne? Ir kodėl jums už tai mokama. Tai tuo metu, kai jums skambins ar gausite SMS, jūs pamatysit savo telefone reklamą, kurią paprasčiausiai galėsit su pirštu pastumti į šoną ir skaityti žinutę ar atsiliepti. Ir jūs kiekvienu reklamos pamatymu gausit nuo $1 iki $5. Tai reklamos kaina, ar ten $1 ar $5 gausit, priklausys nuo reklamos, kurią jau jūs pamatysit. Nes su kiekviena kompanija yra sudarytas atskiras kontraktas ir ten vaikšto atskiri pinigai. Tai taip pat su šia programėle jūs galėsit jau kurtis pasyvias pajamas. Nes jis klinta kaip virusas, iš lūpų ir lūpas. Ir, sakykim, pamatęs kas nors, kad jūs naudojatės tokią programėlę, kuri jums už skambučius ir žinutės generuoja pinigus, tai, žinoma, paklaus, iš kur, kaip čia, kodėl, tai taip pat panorės įsigyti. Jūs jam ją parekomenduojat ir jau nuo tokio vartotojo gaunat pajamas. Nuo to, kad jis naudojasi jie. Nesvarbu, kiek tas žmogus reklamėlių gauna, gal jam ten vieną kartą kažkas paskambino tik į dieną, ar ne, ar ten atsiuntė žinutę. Bet jūs visą laiką gaunat nuo to žmogaus po $1 į mėnesį ir tai neturi būti jūsų asmeniškai pakviestas žmogus. Gal jis apie tą programėlę sužinojo jau iš jūsų draugo, ar ten draugo, žodžiu, jokio skirtumo. Tiesiog įsivaizduokit, koks platus ratas žmonių, kurie apie šią programėlę sužinos vėliau negu jūs gali būti. Kai dabar dar yra visiškai tuščia ir labai retas, kuris žino. O aš tikiu, kad 1-2 bėgyje, tai čia jau kas antras lietuvis apie tai žinos. Nes lietuviai mėgsta ypatingai gauti už nieko pinigus. Ir dar, privalumus aš tikrai čia išvardinau ne visus. Šiuo metu programėlė yra tobulinama ir bus dar vienas dalykas, nuo ko mes gausime nuo jos pinigus, bet aš nebenoriu čia įsiplėsti, tiesiog kai jau bus pristatyta, tada mes ir pakalbėsim. Ir apibendrinant, aš vėlgi uždėsiu trumpą filmuką kelių minučių, kad jūs suprastumėte, apie ką aš kalbu. Įraše programėlės pavadinimas bus dar senas, nes, kaip sakiau, ji dabar šiuo metu yra atnaujinama, yra kitas jau pavadinimas. Bet esmę jūs vis tiek tikrai suprasite. Tai tada dar pasižiūrim vieną apie Atcoin. 2011. 3 milijardai 300 tūkstančių milijonų Jungtinių valstijų dolerių visame pasaulyje buvo išleista mobiliai reklamai. 2015.
20 000 milijardų 600 000 milijonų Jungtinių valstijų dolerių visame pasaulyje bus išleista mobiliai reklamai. Iš viso to tu nieko neuždirbsi, bet gali tai pakeisti. Sulaužyk visas taisyklės ir prisijunk prie AdCash. Tu ir tavo tinklo vartotojai uždirbs pinigus kiekvieną kartą, kai peržiūrės reklamą savo mobiliajame telefone. AdCash – tai pasaulinis mobilios reklamos perversmas, kuris leis kompanijoms pateikti savo reklamas taip, kaip niekas to nedarė anksčiau. Tuo metu, kai žmonės savo dėmesį skirs telefonui, norėdami sužinoti, kas jiems skambina, ši sistema mobilų įrenginį pavers į media platformą reklamai gauti. Tapk čempionu greičiausiai pasaulyje besivystančioje industrijoje. Tai padaryti labai paprasta. Prisijunk prie AdCash. Savo mobiliajame telefone įdiek AdCash programėlę arba įsigyk Diamond Phone ir užsidirbk kiekvieną kartą atsiliepdamas į skambutį ir matydamas reklamą. Antra, kviesk šeimą, draugus, kolegas, pažįstamus prisijungti prie AdCash ir sukurk savo vartotojų tinklą. Kuo daugiau jie matys reklamos, tuo daugiau uždirbsi tu. Tai paprasta su mūsų World Debit Card. Tai AdCash pasaulis. Na tai štai tokia mūsų bus ta programėlė populiarioji. Ir tada dabar galime keliauti prie mūsų antrosios krypties, kuri mus taip pat leis susikurti mums pasyvias pajamas. Tai yra tikras iššūkis, pasakyčiau, energijos industrijoje. Ir manau, jums irgi tokio projekto dar neteko girdėti, net nemanau, o žinau. Ir tapę kompanijos partneriais mes vėlgi galime tapti ne tik elektros naudotojais, bet ir gamintojais. Ir prisidėti prie planetos apsaugos. Galbūt, kai į planetos švarą investuoja vienas žmogus, tai yra nereikšminga. Bet kai tai daro tūkstančiai, kai yra statomi saulės baterijų laukai, tai jau pasijaučia. Ir mes čia galime kiekvienas prisidėti. Ir toj papasakosiu, kaip viskas vyksta. Visų pirma, tai kompanija išsirenka valstybę, kurioje yra gera politinė ir ekonominė padėtis. Sudarome su valstybės vyriausybė kontraktą, kuriame yra nurodyta, jog valstybė duoda sklypą, kur mes statysim saulės baterijų parkus. Tai mes pastatome tos parkus ir kas yra geriausia, tas saulės baterijas leidžia įsigyti paprastiems žmonėms. Tai yra kiekvienam iš mūsų, kurie įsigyję bateriją gali jau generuoti savo pasyvias pajamas. Aš dabar jums kaip pavyzdį bandysiu paaiškinti, sakykime, žmogus perka vieną saulės bateriją kaip investiciją. Jis pasirašo dokumentus per mūsų tarpininkę kompaniją, DocuSign, tai yra tarptautinis notaras. Per jį mes pasirašome dokumentus, kad mes perkame tą saulės bateriją ir kad tai yra mūsų nuosavybė. Dokumentus gauname fizinius, kuriuos galite tiesiog pačiupinėti. Ir pirkdamas bateriją, žmogus taip pat gauna garantiją, kad gaus 14% fiksuotų metinių palūkanų nuo investicijos sumos. Na, jūs tikriausiai žinot, kad kokios palūkanos yra bankuose, ką siūlo draudimo kompanijos, tai čia jūs gaunat net 14%. Ir tas metinės palūkanas jūs gausit 20 metų. Tai po 20 metų ta saulės baterija bus susidėvėjusi tik tai 20%. Todėl, vėlgi, pasibaigė kontraktas, jūs jau galvojate, ką daryti. Galite ją persisiųsti namo, savo pasistatyti, galite sudaryti kontraktą iš naujo sutartį, vėl 20 metų dar ir gauti tas pasyvias pajamas kiekvieną mėnesį, arba galite tiesiog parduoti ją kompanijai. Tai po 20 metų mūsų kompanija nupirktų už $300. Tai va. Tai jūs vėlgi patys renkatės, ką darot. Beje, yra dar tokia galimybė, jog po 2 metų galite grąžinti bateriją kompanijai ir atsiimti pinigus. Ir dar noriu paminėti, kad jūsų baterija būna apdrausta garsioje vokiečių draudimo kompanijai Allianz. Šiai draudimo kompanijai yra daugiau nei 100 metų, tai vis tiek manau, kad daugiau mažiau esate apie ją girdėję. Ir aš čia pasakiau kaip investiciją. Kompanijos partneriai, tai žinoma, galbūt vieni pirks, kiti nepirks, bet jūs vėlgi galėsite generuotis čia pasyvias pajamas, tiesiog, kaip sakiau, gaunat sertifikatą, pasibaigėt, tiesiog ieškot žmonių, kurie ieško tokių galimybių, kurie norėtų investuoti ir gauti 14%. Tai jūs nuo kiekvieno žmogaus, ar ne, sakykime, atsiranda jūsų tinkle žmogus, kuris perka saulės bateriją, o jūs taip pat irgi gaunate 20 metų pasyvias pajamas nuo to, kad radote tokį žmogų.
nes esate vėlgi verslo organizatorius. Tai čia jūs irgi galite kurtis. Dabar, kad viską apibendrinant, aš vėlgi uždėsiu filmuką trumpą, kuris apibendrins visą šį projektą ir jūs vizualiai pamatysite. Kiekvieną dieną mes naudojame energiją, skatinančią klimato pokyčius, užterštumą bei keliančią žalą žmonių sveikatai. Ši energija kol kas yra per daug priklausoma nuo anglies, naftos bei gamtinių dujų, o tai naikina mūsų planetą. Po 25 metų žmonijos populiacija padidės iki 9 milijardų žmonių ir energijos poreikis bei išskiriamas anglies dvideginis išaugs 30%. Todėl būtina susikurti švarios energijos gavybos modelį, paremtą atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Norite dalyvauti tame kartu? Prisijunkite prie didžiausio atsinaujinančios energijos projekto pasaulyje – PowerClouds. Su PowerClouds kiekvienas gali dalyvauti didžiausioje energijos revoliucijoje pasaulyje. Galvo globaliai, veik lokaliai. Mažas žingsnis link bendro tikslo ir galimi neįtikėtini pokyčiai. Kaip tai veikia? PowerClouds stato saulės elektrines, saulės baterijų fermas visame pasaulyje, kur geriausias socialinis stabilumas bei politinės sąlygos ir požiūris. Žmonės perka paneles, fotoelektrinius modulius montuojamus statomose saulės jėgainėse ir štai įranga padeda gaminti atsinaujinančią energiją ir nešti pajamas visiems saulės panelių pirkėjams. Švari energija pasiekia vartotojus visame pasaulyje, atkeliauja į mūsų miestus, namus, į kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Tikslas yra sukurti pasaulinį saulės panelių tinklą, sudaranti patį didžiausią planetoje atsinaujinančios energijos stotį PowerClouds. Tai ambicingas ir neribotas projektas, teikiantis pajamas jo dalyviams, gelbėjantiems planetą ir gyvybę joje. Tai yra saugi investicija į novatorišką technologiją su greita grąža ir dideliu pelningumu. Paskaičiuokime, kiek saulės panelių norite įsigyti ir kiek atnešti naudos planetai. Sekite kiekvieną saulės jėgainės įrengimo etapą, gamybos procesą. Aktyviai dalyvaukite projekte, kuris įtraukia tūkstančius pasaulio žmonių, neša naudą visiems, taip pat ir ateities kartoms. Su PowerClouds galite tapti pokyčių varikliu ir neatsilikti nuo besikeičiančio pasaulio. Perrašykime istoriją. PowerClouds – nauja planetos energija. Tai štai toks mūsų unikalus projektas. Ir dabar tada trumpai dar noriu paminėti, kad kompanija mums suteikia ir visus įrankius darbui. Tai yra mūsų kompanijos projektas Space System, tai yra toje pačioje vietoje, toje pačioje programoje ir pramogų, ir darbo centras, skambučiai, failų talpyklos, žodžiu, viskas mūsų darbui. Ir dabar trumpai prabėgsiu, kas yra toje Space Systemoje, kokius įrankius mums kompanija suteikia darbui. Pirmasis yra Space VoIP, tai yra skambučių programėlė. Su šia programėlė jūs galite kalbėti su daugiau negu 100 šalių. Ir už labai mažą mokestį. Ir su savo partneriais galite visame pasaulyje kalbėti nemokamai. Visiškai. Ir taip pat įeina čia ir video skambučiai į šią programėlę. Bendraujate nemokamai, plečiat savo tinklą. Tai yra vienas iš tokių programėlių. Toliau yra SpaceMeet. Tai tokia programėlė vėlgi, kur galima bendrauti, webinarų kambariai, kur mes dabar esame, aš galiu vesti prezentacijas, jūs dirbate, taip pat galite kalbėti, kad nereiktų važinėti į atskirus miestus, tiesiog susirenka čia, visi klauso. Toliau yra Space Postcard. Tai čia susijęs su mūsų Atcoin programėlė. Tai kaip mes ten gauname telefono pinigus, čia gausime, parašom, pavyzdžiui, kokį sveikinimą, siunčiame jį elektroniniu paštu, irgi gauname pinigus. Ne veltui būtų technologijų kompanija, už viską gausime pinigėlius. Toliau yra internetinis mūsų ofisas, kuriame galime stebėti visą savo veiklą, tai yra komandos darbą, stebėti, kaip kūrėsi tinklas, taip pat stebėti, kaip auga mūsų pajamos.
Taip pat ten yra PDF failais, kur yra sudėta visa informacija tiek apie kompaniją, tiek apie produktus, tiek apie išmokas. Taip pat knygos rekomenduotos, žodžiu, viskas yra viename, jūs turit savo ofisą, kur galite viską stebėti ir iš ten viską valdyti. Toliau yra mūsų World Magic Phone. Tai yra dar vienas kompanijos produktas. Jis yra, kaip matot, labai mažas telefonas. Tiesiog yra mažesnis netgi už kreditinę kortelę, su kuriuo mes galėsime atlikti pagrindinės funkcijas. Tai yra skambinti, rašyti žinutes, taip pat rodys laiką, datą, tai va tokios bus pagrindinės funkcijos. Ir taip pat tuo pačiu noriu čia paminėti, kad mūsų kompanija į JAV rinką įeina kaip SIM kortelių gamintoja, kaip operatorius taip pat. Taip pat. Toliau, aš čia taip greitai iš tikrųjų prabėgau pro viską ir galvoju, kad šiam kartui užteks, nes vis tiek visos informacijos neįsiminti. Tai matot patys, kad siūlomos naujovės yra tiesiog tikrai unikalios ir drebins pasaulį. Tai gigantiška korporacija, kurias tokias technologijos naujovės pristato į rinką, tiesiog naudoti žmonėm, visiškai yra paruošta, mums belieka jas tik tai apie jas kalbėti, jas reklamuoti ir užsidirbti. Tai aš apskritai vis kalbu, kad įnešime į rinką naujoves, pristatysim savo tinklą, pastatysim, o kaipgi mes visą tai darysim. Tai dabar kaip tik apie tai ir pakalbėsiu, nuo ko reikia pradėti, ką darysim ir kokias išmokas gausim. Tai, kad apskritai pradėti kurti savo verslą, mes pirmiausia turime į kompaniją užsiregistruoti. Kompanija turi apie mus žinoti, kad mes esame partneriai ir pradedam dirbti. Tai registracijos vienkartinis mokestis yra $49. Jūs užsiregistruojat ir jau galite pirkti kompanijos produktus, ar ne? Galim sakyti iš pirmų rankų, be jokio pabrangimo. Ir jei esate iš tokių žmonių, kurie mėgsta pardavinėti, tai jūs jau galėtume tą daryti. Gaunate tada didmeninės ir mažmeninės kainų skirtumą. O jeigu jūs esate ne pardavėjas, o žmogus pasiryžęs statyti savo verslą, tai jūs tada turite įsigyti vieną iš 3 paketų, apie kuriuos mes dabar ir pakalbėsim. Pirmasis paketas yra partnerio, su kuriuo jau galite pradėti savo verslą. Jo kaina, kaip matot, yra beveik $300 ir į jį įeina jau Space sistema, apie kurią ką tik kalbėjau. Tai yra visi įrankiai darbui. Įrankius aš ne visus išvardinau, trumpai prabėgu. Taip pat įeina licenzija programai AdCoin, tai jūs jau įdarbinat savo telefoną ir jau galit pradėti statyti tinklą. Ir gauname komisinius už judėjimą, už augimą. Nes iš lūpų į lūpas jau perduodam informaciją, kalbam apie šią nuostabią kompaniją ir net nebejojam, rasim žmonių, kurie taip pat norės bendradarbiauti su kompanija, naudotis jos produktais, kas norės investuoti ir gauti 14%, visokių žmonių yra ir tikrai taip pradės truputėlį statytis. Tai čia yra pirmas paketas, pats mažiausias. Bet jeigu jūs esate nusiteikę rimčiau, ar norite rimčiau dirbti, gauti didesnius komisinius, tai žinoma patartinas yra bent jau šis paketas, kuris kainuoja $600 beveik. Tai jį įeina taip pat Space sistema, tik tai jau čia gauna žymiai didesnius bonusus. Greičiau visų pirma atsiperka paketas ir gaunate didesnį uždarbį. Toliau yra pats žinoma didžiausias ir pats geriausias paketas, į kurį įeina jau premium versija ir su šiuo paketu jūs jau kaip matot gaunate ir vieną savo saulės bateriją. Tai be abejo, tai tas paketas yra pats geriausias, todėl kad įsivaizduokit jau nusiperkat šį paketą, tai visų pirma gaunat didžiausius bonusus, kokius tai galima, nes yra premium versija, gaunat saulės bateriją, kuri jums jau 20 metų generuos pajamas. Ir taip pat iš karto, žinoma, paleidžiat savo AdCoin programėlę, kuri vėl jums generuoja kas mėnesį pajamas. Tai esmė tame, kad jeigu jūs nebūsit toks atkaklus ir palūšit ir nebesukusit tinklo savo, tai vis tiek jums jūsų investicija atsipirks. Pinigai nedings ir jūs dar uždirbsite. Nes jau bus sudarytas kontraktas, gausit 20 metų nuo saulės baterijos ir telefoną apskritai gausit kiekvieną mėnesį. Tai tokie yra paketai. Dabar trumpai aptarkim tada mokėjimo planą, nuo ko mes uždirbsim. Tai pirmasis yra uždarbis nuo kainų skirtumo. Tai aš jau minėjau, kad kaip perka iš mūsų internetinės parduotuvės, sakykime, kokią nors prekę, tai nuo kiekvieno pirkinio mes gausim komisinį.
Nes tik užsiregistravę gaunam internetinę parduotuvę. Tai yra tokia nuoroda, kur yra visi kompanijos produktai. Ir jeigu kas nors per tą nuorodą pirks, mes gaunam jau tų kainų skirtumą. Tai čia yra pirmasis. Taip pat, žinoma, mes kūrėme savo tinklą ir čia labai yra svarbus momentas, nes tuo pačiu atsakysiu į klausimą, kaip mes įnešim technologijas ir kompanijos programas į rinką. Tai dėl to čia yra toksai svarbus. Tai šioje skaidrėje matome save, ar ne? Tai mes esame tas mėlynas žmogiukas ir jūs jau nusprendėt statyti savo tinklą. Susipažinome su informacija ir apie šias naujausias technologijas kalbame su savo draugais, pažįstamais, žodžiu, visais, kuriuos pažįstam. Neskirstom patys, nesukam galvos, kam patiks ar ne, tiesiog randam būdą, kaip pasidalinti šią informaciją su jais. Ir, patikėkit, žinau, jog atsiras žmonių, kurie lygiai taip pat kaip jūs nori keisti savo gyvenimą ir pasiryžę pokyčiams. Galbūt jie nekalba apie tai, bet tikrai svajoja. Tai žinau, jog pradžioje naujiem žmonėm atrodo baisu, dar nieko nesuprantat, čia daug informacijos, viskas dar nėra aišku, o čia pagrindinis darbas, kad reiks dalinti su kitais. Bet tikrai nesijaudinkit, tai tam ir esam mes. Tam yra webinarų kambariai, tai jūs tiesiog pakviečiat savo pažįstamus čia ir jie išklauso webinarų. Priema sprendimą. Tai galbūt jums teks ne 2 žmonės, kaip čia parodo, pakviesto 10, 20, 50 gal. Bet jei tik norėsit, tikrai rasit tuos žmonės, kurie čia atras savo vietą, kurie susižavės šią idėją ir pradės čia dirbti. Nebijokit tiesiog neigiamų atsakymų, nes tikrai visiems jų būna ir bus. Aš labai dažnai sakau, kad taip pat kaip aš, pavyzdžiui, negalėčiau dirbti vaikų darželyje, parduotuvėje ar banke, taip pat čia ne visi žmonės gali dirbti. Tai yra žmonių, kurie tiesiog yra pripratę ten nueiti į darbą, atidirbti 8 valandas, tai kas jiems pasakyta, kas jiems liepta ir jie jaučiasi laimingi. Yra tie, kurie skundžiasi nelaimingi, bet vis tiek dirba. Visokių yra ir čia mes jų neišvengsim. Tiesiog turėkim savo tikslą ir visiems tą informaciją pasidalinkim. Ir tikrai nebejoju, kad atsiras. Tiesiog panorėkim. Ir kiekvienas kompanijos tapęs kompanijos partneriu, žmogus padaro tą patį. Pakviečia prisijungti mažiausiai 2 žmonės, 2 partnerius. Vėlgi jisai dalinasi su savo aplinka informacija ir taip randa porą žmonių, kurie tikrai yra nusprendę rimtai keisti savo gyvenimą ir dirbti. Tai taip kūrėsi vartotojų tinklas ir kiekvieną kartą, kai kas nors iš to tinklo nusiperka ką nors, jūs gausit už tai pinigus. Tai taip pat partneriai, juk naudosis Upcoin programėlę, ar ne, jūs vėl gausit už tai pinigus. Kiti investuos į saulės baterijas, jūs vėl gausit atitinkamai atlygį. Tai darbą atliksit vieną kartą, o pinigus jau gausit visada. Nes tinklas nestovi vietoje. Jūs juda, plečiasi, auga. Čia ir yra pagrindinė rinkodaros stiprybė. Nes koks didumo bus jūsų tinklas, priklausys nuo jūsų. Jūs galite padaryti paprastus skaičiavimus, pasiskaičiuoti, pasimti lapuką ir pasiskaičiuoti, kokį tinklą galite sukurti. Aš paprasčiausiai labai, galite skaičiuoti su 2, su 5, su kiek nori žmonių, bet man tai labiausiai patinka skaičius 3, jis ir ne per daug, ne per didelis, paprasčiausiai. Pats pagrindinis darbas, taip, čia yra tinklo kūrimas. Ir jūs galite sukurti be galo didelį tinklą. Pasiskaičiuokit, kiek galite padaryti per metus. Susirašykite ant lapuko 12 mėnesių. Prie 1 mėnesio pasirašykit 3 žmonės, sakykime, surasit 3 žmonės jūsų partneriai, kurie taip pat dirbs intensyviai. Prie 2 mėnesio jau pasirašykit, kad kiekvienas tie 3 žmonės susiras po 3, tai jau bus 9. Ir taip dauginkit iš 3 iki 12 mėnesių, pamatysit, kokį tinklą jūs turėtumėt po 12 mėnesių, po metų. Kiek žmonių jums generuotų pajamas pastoves. Tai va, tiesiog reikia pasiskaičiuoti ir matyti. Tai didžiausia suma, kurią šito bonuse bus galima uždirbti, jūs kaip matote, yra 150 000, nes įsivaizduokit, kaip sklinda informacija, iš lūpų į lūpas, kiek žmonių norės išbandyti naujausias technologijas, kiek norės prisijungti, tai čia galima dar daugiau uždirbti, bet yra tiesiog lubas per savaitę jo 150 000. Tai va, tai vienas čia yra toks iš bonusų ir atsakiau, kaip mes įnešim tas technologijas. Ne per parduotuvės, nepardavinėsim, bet tiesiog per tinklą, per partnerius. Toliau yra
Moneybox bonusas. Tai yra tokia savotiška taupyklė. Tai jau sakiau, kad kiekvieną savaitę jums bus paskaičiuota komandinis bonusas nuo komandos padarytos apyvartos. Tai papildomas 1% bus išmokėtas į jūsų taupyklį, kuri po 12 mėnesių, kiek ten susikaups, kaip 13 atlyginimą jūs gausite. Ir toliau matome yra statusai. Žinoma, kuo geriau jūs dirbat, tuo didesnį statusą gaunat. Turit jį paprasčiausiai užsidirbti. Kuo didesnį turit statusą, tuo daugiau pinigų. Sakysime, ne, kaip pavyzdys, esate deimanto kvalifikacijai ir jūs uždirbsit nuo pirmos tada savo linijos, tai yra nuo žmonių, kuriuos į kompaniją pakviesi 10% nuo jų uždarbio ir 5% nuo antros linijos, tai nuo žmonių, kuriuos pakvietė jūsų žmonės. Tai sakykime, kaip pavyzdys, kad suprastumėt, apie ką kalbu. Jūs uždirba $10 000, aš jūs pakviečiu ir jūs tiek uždirbat. Tai į mėnesį aš gausiu 1 000. Jūs gaunat savo pinigus, o aš kaip tinklo organizatorė gaunu bonusą nuo jūsų šaunaus darbo. Tai žinoma, dėl ko aš čia viską aiškinu, aš esu suinteresuota jums padėti kuo galėdama. Nes kuo daugiau uždirbate jūs, tuo geriau man. Ne tik morališkai, bet ir finansiškai yra geriau. Tai mane čia labiausiai tas ir žavi, kad galiu dalintis informaciją, galiu siūlyti žmonėm tokį pasiūlymą, kuris pakeis jų gyvenimą. Ir tiesiog stebėti, kaip jie keičiasi patys, kaip keičiasi jų gyvenimai. Nes iš karto galiu pasakyti, kad pradėjus dirbti tinkliniai rinkodariui, suvokus jos galimybės, pasikeičia dažniausiai visas aplinkos ratas, visi draugai, visi pažįstami. Tiesiog pradedi bendrauti, pradedi kitaip mąstyti ir atsiranda tokie žmonės tavo gyvenime, kurie taip pat mąsto pozityviai ir tu turi paprasčiausiai rinktis. Ar eiti su sėkmingai žmonėm, kurie čia uždirba, kurie tau patarė, tau padeda, ar likti su tais, kurie tave tempia atgal. Nes visą laiką, kai užsibrėši tikslą kažką padaryti, atsiras tokių, kurie sakys, tu nesugebėsi, čia tau per sunku, kiti sakys, čia nesąmonė, visokių bus, tai mes tada turėsim jau rinktis, kur einam. Ir dažniausiai pasirenkam eiti į priekį ir pasikeičia visas draugų ratas. O čia mes esam tiesiog suinteresuoti padėti, kad jum geriau sektųsi. Tada ir mums bus gerai. Taigi, dabar apie šį office bonusą tiek. Toliau kalbėsime apie car bonusą. Čia toksai, aš iš tikrųjų visų neišvardinsiu, dar tą pasakysiu, bonus ir dar vieną, nes vėlgi nenoriu perkrauti, tikrai jums viskas užsimirs. Tai čia toksai yra vienas iš įdomesnių. Jisai yra, jeigu, sakykime, jūs 4 savaitės uždirbat po $2000, ar ne, tai kompanija užfiksuoja ir kas mėnesį jums papildomai moka po 1000 jūsų automobilio įsigijimui arba išlaikymui. Tai va čia toksai įdomesnis. Ir vienas dar bonusas yra, kad kompanija mums dovanoja keliones. Tai už gerus rezultatus, pavyzdžiui, jūs gerai dirbat, prieš tai buvo kelionė į Dubajų, kur buvo mūsų kolegos, jau nuvažiavę ir labai džiaugiasi, įspūdinga yra galimybė pabendrauti su milijonieriais, pasiklausyti jų patarimų. Tai dabar sekanti kelionė bus balandžio mėnesį į Miami. Tai jeigu mes turim gerus rezultatus, mums viską kompanija apmoka. Ir trumpai tada apibendrinam dar kartą, kas yra World Global Network ir ką jis siūlo. Tai ši kompanija siūlo verslo paketus, kuriame yra unikalūs produktai. Siūlo pradėti savo verslą, savo tinklo kūrimą su labai maža investicija ir duoda jums savo produktus, pačias naujausias technologijas ir leidžia jums jas įvesti į rinką, pateikdama būdą, kaip tai padaryti. Taigi, mes turim nuosavą verslą, įdomius produktus, didžiulę perspektyvą ir ką tik girdėjot, kad kryptis tai yra energetika, technologijos, reklama, yra viskas labai pelninga ir visiems reikalinga. Juk dabar yra technologijų amžius. Tai ties tom aš ir baigsiu. Tikiuosi mintį supratot. Kviečiam prisijungti prie mūsų vieningos komandos ir pradėti tiesiog keisti savo gyvenimą. Juk ne veltui tokie milijonieriai kaip Donaldas Trumpas, Robertas Kiyosaki tiesiog rekomenduoja žmonėm, kad pradėkit jūs darbą su tinkline rinkodara. Netgi knygą yra išleidę, pasižiūrėkit YouTube, pasiieškokit. Tiesiog nebedirbkit, neverkit, galvokit, mąstykit ir imkit tokią sritį, kur jums neš pinigus, neš jūsų vaikam pinigus. Tai tikrai yra įmanoma. Tai aš irgi jums linkiu, kad padarytume teisingus sprendimus,
prisijungtumėt prie mūsų kompanijos, prie mūsų komandos, kuri yra tikrai nuostabi ir pasiruošusi padėti ir važiuojam į priekį, kad keliautume į Miami. Tai va, tai aš tuom ir užbaigsiu. Sekanti mano prezentacija bus pirmadienį, nes nusprendžiu vesti pirmadieniais ir trečiadieniais visą laiką 21 valandą naujoką. Tai va, dabar jeigu turit kokių klausimų, tai galite užduoti man, o jei ne, galite taip pat kreiptis ir į savo sponsorius. Jie tikrai jums viską atsakys. Tai va, šiandien tiek.